šiuo atveju rusai visą laiką ukrainiečius skaitė kaip brolišką slavišką tautą, kartu nugalėję fašizmą ir taip toliau panašiai. Jeigu įsivaizduojat, kas įvyko tenais, Iprinė, Buča ir kitos vietos, tai tu tik tai gali įsivaizduoti, kas galėtų būti pas mus Lietuvoje, kadangi mes nuo pat subyrėjimo Tarybų sąjungos, mes net kaltininkai esam subyrėjimo, reiškia Tarybų sąjungos, mes esam tie niekšai, vadinkim, fašistai, pribaltai, kurie per daug gyvenam gerai turbūt, nes mes jau vakarėjam, vadinkim, tai kas gali būti mūsų lauk. Ir jeigu mes bandom savai tą rožinį kažkokį burbulą uždaryti ir sakyti, ne, mes su mums bus visiškai kitaip, reiškia. Ne, aš manyčiau, kad tas iliuzijas reikėtų baigti. Bet jeigu tu apie tai nešneki ir neprogramuoji visuomenės, reiškia, tai kas bus, jeigu iš tikrųjų kažkas prasidės tokio, ko mes nenorim. Ir tikringai, mes kaip kariškiai turbūt pirmieji ir geriausiai suprantam, ką reiškia karas. Mes turbūt labiausiai norim, kad tas karas prasidėtų bet kokią formą. Todėl kartais tiesų šnekėjimas yra labai svarbus. Nes, aš dar kitą gal norėčiau paminėti aspektą, kad nėra grėsmių, kas jūs užpuls, kodėl jūs čia esate, reiškia, kažkam įdomus, reiškia, mažiukai, nykštukai ir visokie kitokie. Lygiai tas pats buvo prieš Ukrainą, reiškia, prieš karą Ukrainoje. Buvo būtent tie naratyvai ir ne vien tik tai iš propagandistų Kremliaus, bet netgi buvo iš, galima sakyti, gerai, gal nesakyčiau influenceriai, bet netgi iš tam tikrų politikų tuo metu, kad žiūrėkit, kam jūs čia reikalingi, mes ir taip gerai sutarėm. Dabar lygiai panašus naratyvas yra, jau ne vienus metus tęsiasi, kad kam jūs čia reikalingi, kam jūs čia įdomus. Bet vat nuo to ir prasideda užliuliuoti liaudį. Užliuliuoti, padaryti abejonę, reiškia, kad nereikėtų skirti nei kiek galbūt gynybai, ir bet kokia forma, tai nėra kalba, kad būtinai kariuomenė, gynyba yra visapusiška. Ir pačios šiandien tema, reiškia, apie visuomenės įtraukimą, visuomenės vaidmuo pasiruošime ir jos, vadinkim taip, sugebėjime atsispirti tiek propagandai, tiek tiem blogiem naratyvams yra labai svarbu šiai dienai. Tai aš manau, kad mes esam dabar tokioj stadijoj, kad jeigu mes toliau vyniosim į gražų popieriuką, tą nelabai skaniai kvepiantį kažkokį daiktą, tai žiūrėk, nuo to niekas nepasikeičia. Mes vis tiek esam realybėje, reiškia, toj vietoj, kur mes dabar esame, su kuo mes galim susidurti, kas yra mūsų tas galimas oponentas. Aš jau nebenoriu labai griežtinti, žmonių nervinti, reiškia, kai įvardyju Rusiją kaip galima mūsų potencialų priešą, bet jisai ir yra toksai, tai ne mano išgalvojimas, jisai NATO dokumentuose įvardintas keli metai atgal, pirmą kartą beje, reiškia, kad mes išdrįsom pasakyti, nes iš tikrųjų Putino režimas kelia mums egzistencinę grėsmę.